Prieš pradedant pratimą įsitikinsim, kad kūnas yra tokioje pozicijoje, kad pratimo metu nekurtume papildomų kompensacijų. Vadinasi, pėdas, kelius ir klubus stengsimės išlaikyti viso pratimo metu vienoj linijoje. Tai vadinasi, šiek tiek pėdą dar labiau į vidų. Šitą atlošą pagalvėlės laikysim labiau aukščiau šiek tiek negu yra mūsų čiurna. Tai maždaug šitoj vietoj. Tada nugaros atlošas turėtų būti pastatytas taip, kad atsirėmus į jį jaustumėt tokius du kauliukus. Jeigu juos jaučiat, vadinasi, atlošas yra geroj pozicijoje. Rankas, kadangi pas mumis šitas yra šiek tiek toliau, mes rankas maždaug laikysim šičia, kad nesusikuprintume pratimo metu. Tai dabar iškvėpsim lėtai orą per burną. Įsitikinsim, kad mūsų du kauliukai, subinkauliai, sit bones, remiasi į atlošą. Jeigu jaučiat, kad šitie kauliukai remiasi, vadinasi, dubuo yra geroj pozicijoje. Dar keliu šiek tiek šitaip. Ir dabar kilsime viršų. Gerai, lėtai leidžiam, šiek tiek su tokiu pasipriešinimu, kad kontroliuotumėt svorį. Išgauna 90 kampą ir kylam į viršų. Gerai, vėl lėtai važiuojam, akį žiūri tiesiai. 90 per kelį ir kylam į viršų. Ir stengiamės nepaleisti pagrindinių kontaktų. Pėdos, kelių ir klubų, kad visų pratimo metu išliktų vienoj linijoje. Jūsų subinkaulis, kad visada remiasi į sėdynę ir kad jūsų šitie kauliukai remiasi taip pat į atlošą. Super. Kylam.